Sveiki. Išėjau pabendrauti sekmadienio vakarą, nes buvo daug įvykių, saulės aktyvumo. Ir kai kurie man rašė, kad negerai jaučiatės, skauda sąnariai ir kitos slogios būsenos. Tai mes galim šiandien apie tai pakalbėti truputį. Galbūt padaryti mini praktiką. Tuoj pažiūrėsiu. Palauksiu biškį, kol visi susijungs. Tie, kurie jau prisijungia, brūkštelkit man, prašau, ar jūs mane girdit. Tai aš dar save jungsiu. Ar jūs mane girdit, parašykite. Taip, aš jau save matau. Mes turime pilnaties energijas ir per pilnatį normalu, kad pakyla emocijos, pakyla kažkokios būsenos keistos arba negatyvios arba impulsyvios. Tai yra normalu būtent pilnaties energijose. Ir mes turėjome praktiką vakar ryte mes turėjome praktiką, mes ten balansavomės ir kaip ir visada atlikinėjame ir auros balansavimą ir dirbame su savo energetika tam, kad mums būtų lengviau. Todėl, kam yra negerai, tie, kas turite kažkokius simptomus, visą laiką kviečiu praktikoms ir dabar šį mėnesį padariau turbūt su 60 ar 70% nuolaida minimalus mainai, ne? Tai yra, kad tai būtų prieinama visiems, ne? Mokate pagal tiek, kiek jaučiate. Ir tiesiog junkitės, nes ten mes ir turime ir teorinę dalį, kur mes kalbėjome apie tai, kas atima mūsų energiją, melas, kažkokios neekologiški dalykai, kuriuos mes darome. Ir šiandien aš noriu pakalbėti irgi apie atleidimą. Apie atleidimą ir kaip kartais mes apsigauname, kai mes atleidžiame. Aha. Jūs mane girdit iš viso? Parašykit man. Girdit, matau, girdžiu. Galit parašyti, kaip jūs jaučiatės. Šiandien aš labai trumpai eterį pakalbėti būtent apie pilnaties energijas, galbūt subalansuoti, kam to reikia. Ir pakalbėti apie atleidimą. Labai dažnai, ypatingai per tokius šventinius laikotarpius, mes, arba mums yra sakoma, reikia atleisti, reikia priimti, bet mes negalime atleisti. Žinot, kaip ne tik, kad mes negalime atleisti, bet jeigu mes atleidžiame, reikia suvokti, kaip mes tai darome, iš kokios būsenos, nes labai dažnai mes atleisdami statome save aukščiau kitų žmogaus. Mes sakome, aš tau atleidžiu. Kas mes tokie, kad mes galėtumėm atleisti tam žmogui? Žmogus gali pats savo atleisti, bet ką mes galim padaryti ir ką aš darau, aš galiu priimti žmogų toks, koks yra, gerbti jo pasirinkimą, kuris buvo toks, koks buvo. Bet labai dažnai žmonės ir prašo atleidimo, nes jiem patiem nėra gerai. Ir kita pusė sako, atleidžiu aš tau. Ir labai dažnai būtent per tą atleidimą čia reikia labai aiškiai suvokti ir būti labai maksimaliai sąžiningiems su tuo atleidimu, nes mes galime priimti, mes galime suprasti tam žmogų, bet mes, kai statome save
į tokią aukštesnę poziciją per atleidimą kitam, kad va, tu padarai klaidą, o aš tokia šaunuolė arba aš toks šaunuolis, kad aš tau atleidžiu. Čia gali slypėti tokia, čia gali slypėti toks negatyvus dalykas, į kurį mes galime patekti ir dar ne tik, kad pakilti vibracijose per atleidimą, kai mes galvojame, kad mes atleidžiame, bet atvirkščiai dar pažeminti savo vibracijas ir tokia paaštrinti ne savo puikybę arba savo svarbą. Ir labai dažnai žmonės, kurie negali priimti, jie patys, žinot, žmonės, kurie negali atleisti, jie būtent laiko nuoskaudas ir būtent kiekviena nuoskauda, tai tarytum akmenukas į to žmogaus daržą, tarsi, jeigu mes jaučiame nuoskaudą, mes tik tai patys savo ir metame tuos akmenis į savo daržą arba į savo aurą ir po to mes negalime pakilti energijose ir tempiame savo sunkų maišą patys ant savo kupros ir tai reikalauja energijos, tai reikalauja resursų. Po to mes sakome, kodėl aš neturiu pinigų arba kodėl aš sirgu, o būtent dėl to, kad mes kartais eikvojame savo energiją visiškai nesuprasdami, ką mes darome. Vakar aš turėjau sesiją, kuri truko daugiau negu 2 valandas ir mes dirbame su viena moterimi, kuri nesuvokia, kur dingsta jos energija ir dirbame su būtent puikybė, kurios jinai nesuvokia, kodėl jinai neturi energijos, o būtent per pagalbą žmonėms, per gailestį, per pagalbą, ypatingai kai tos pagalbos neprašo arba kai žmogus eina ir neva parodomai rodo kitiems, kaip jis padeda kitiems ir tarytum juos gelbė. Bet taip žmogus nori parodyti tik tai savo paties svarbą arba, aš nusileidžiu iki vos ne, tam tikro lygio, aš apsikabinu vos ne su bomžais ir pažiūrėkite, kokia aš šaunuolė. Bet iš tikrųjų tai yra labai žemos vibracijos, kurios tik tai atima energiją. Ir dabar, būtent kalėdinis laikotarpis, aš noriu atkreipti dėmesį būtent tas tokias pinklės mūsų pačių proto, kai mes galvojame, kad mes atleidžiame, arba kai mes galvojame, kad mes darome gerus dalykus, arba mums gaila kažko. Gailestis tai yra labai negatyvi vibracija. Galima atjausti ir padėti. Galima padėti dėl to, kad aš esu pilnas, prisipildęs arba prisipildžiusi ir aš padedu, bet aš padedu toje lygybėje, aš nestatau savęs aukščiau, kad aš gelbėju ir padedu kažkam, žinot, dabar tikrai daug yra visur ir aš tikrai labai gerai tai žiūriu, bet būtent čia svarba būtent to padedančiojo arba, kad jis nenusirystų būtent iki gelbėtojo pozicijos, nes tai yra tokios pinklios mūsų proto, kurios tik tai atima iš mūsų energijos. Tame nėra, vibraciškai, tame nėra nieko gero. Jeigu mes atjaučiame, jeigu mes tikrai visą širdimi norime padėti, mes suprantame to žmogų ir mes einame per lygybę, mes einame lygia verčiuose energijose, tada tai yra gerai. Žinot, kaip geriausias gavimas yra davimas, bet būtent kai mes atiduodame be tokio pasąmoningo tikėjimosi gauti, labai dažnai mes padedame, nes aš galvoju, aš čia uždarysiu savo karmą, arba aš padedu, kad aš duodu tam, kad aš gaučiau, arba aš kažką darau. Iš tikrųjų daug žmonių vedliu ir aš pati galbūt ten buvau ir galiu apie tai kalbėti, kad kartais mes duodame su mintimi gauti. Ir tai jau nėra davimas, tai jau yra ėmimas. Ir po to mes tiesiog nulijame savo energiją
per būtent tokius dalykus. Ir kaip mes per tokius dalykus nuliejame savo energiją, su energija nusilieja ir mūsų gausa, mūsų sveikata, mūsų pinigai, mūsų resursai, nes viskas, ko mums reikia, kad mes kažką tai materializuotumėm, pasiektumėm, tai būtent tas energijos lygis. Važiuoju, jeigu mes norim kažko tai, norim, nežinau, naujos mašinos, naujų namų, naujų santykių, kažko tai, mes turime turėti kūro, mes turime turėti energijos. Jeigu mes tą energiją nuliejame kažkur tai, netgi kai mes galvojame, kad mes darome gerus darbus, o mes norime kažkaip tai išaukštinti save. Ir suprantate, tai yra tokie gilūs pasąmoningi dalykai. Mes vakar su moterimi ir daug sesijų aš tokių vedu, kur žmonių pinklės, žmogaus proto pinklės, kur žmogus galvoja, žmogus iš tikrųjų nuoširdžiai galvoja, kad jisai padeda, ir aš taip kažkada galvoju, bet po to, paanalizavus mokslus, kabalą ir Bibliją, netgi tą pačią, aš suvokiu, kad tai vis dėlto yra, tame yra biški savanaudiškumo. Todėl duokime, dalinkimės iš to, kad mes turime, kad mes galime padėti. Nes aš žinau tokių žmonių, kurie dovanoja brangias dovanas, nors savo nieko nedovanoja. Netgi Dievo įsakymas yra, mylėk artimą kaip save patį. Tas davimas turi būti tada, kai tu nepakenki savo, kai tu netimi iš savęs, kai tu netimi iš savo vaikų, iš savo šeimos. Deja, yra ir tokie dalykai, kur kitiems yra atiduodama daugiau negu pasiliekama savo šeimoje kartais. Ir tai nėra teisinga. Reikia suvokti būtent dvasinį pinigų ir lėšų paskirstimą. Davimas arba ta dešimtinė, jinai šiaip turėtų būti. Ta dešimtinė mes galime atiduoti gamtai, mes galime atiduoti kitiems žmonėms, mes nebūtinai tą dešimtinę galime mokėti pinigais, bet būtent savo veiksmais, savo elgesiu mes tikrai turime irgi atidavinėti ir prisidėti, būtent, prisidėti. Žinot, kad tas davimas būtų ne dėl to, kad aš duodu kažkam, aš padedu, man kažko tai gaila, bet kad tas davimas būtų iš tos pozicijos, kad aš suprantu, kad aš esu visos kūrinijos dalis ir aš padedant kitam, kadangi aš turiu daugiau, aš padedant kitam, padedu jam kažkur aš padedu jam iš savo pilnatvės būsenos. Taip. Gerai, tai pažiūrėsiu, ką jūs rašote. Parašykite būtent apie tą davimą, dovanojimą, aukojimą pinigų. Žinot, kartais geriau neaukoti pinigų, jeigu mes aukojame su tokia pozicija, kad aš esu aukščiau arba aš aukoju per gailestį. Kita gailesčio pusė yra tikėjimas. Aš galiu duoti, nes aš tikiu, kad galbūt žmogui reikia dabar tik tai tiek mažai, kad tas žmogus kad tam žmogui gyvenimas pagerėtų, kad aš kažką suvokti. Nes jeigu mes duodam žmogui tik tai žuvį ir neduodam jam meškerės, tada mes jam kenkiam, nes kol žmogus turės žuvį, kol žmogus turės visą laiką žuvį, jam nebus noro, iš viso jokio noro eiti, mokintis, kaip dirbti su meškere ir kaip gauti žuvį pačiam. Todėl kartais, kai žmonės daug dovanoja arba kažkaip iš gailesčio padeda kitam, jie daro meškos paslaugą. Ypatingai mes irgi savo vaikams kartais darome tokią meškos paslaugą ir po to vaikai sako, tu sugadinai man gyvenimą. Ir jie būna teisūs, kai tėvai kartais duoda labai daug, taupo, patys tėvai taupo, perka vaikams būtus, mašinas, atduoda pinigus. Yra tokie, daug susidūriau su tokiais atvejais, kai po to vaikai, kurie jau biškį paauga, sako tėvams, kad aš tavęs nekenčiu, nes tu sugadinai man gyvenimą. Ir jie, būna tokie, nenori dirbti ir nori toliau gauti. Ir tai kartais yra
tokie žmonės, kurie po to nesugeba prisitaikyti visuomenėje ir jiem yra visiškai sunku, nes jie nepripratę tuo daryti. Nes visą laiką buvo viskas į vieną vietą kišama. Dirbau su verslininkais. Tu turėsi irgi verslo konsteliaciją, bet nelietuviškai auditorijai. Ir dirbau praeitą sekmadienį visą ir vakar darau verslo konsteliaciją, kuri truko 4 metus. Mes atėjo moteris su užklausa apie sukčius. Mes nagrinėjame būtent, kaip energetiškai mes pritraukiam sukčius į mūsų gyvenimą. Aš kelis darbus jau dariau, sakiau, kad padarysime mes ir jūs, bet ir mes su jumis, nes LVEX, kurie investavo arba į kitas skirtingas piramidės ir kodėl būtent erdvė leidžia, kad būtų tiek sukčių, nes dabar tai skambinėjimai. Vat. Pagrindinis dalykas, kurį aš galiu jums pasakyti, tai yra ką bendro aš pamačiau tose atvejuose, kad tai yra, kai mes nesam savo gyvenimo centre, kai mes truputį esam atitrūkę, biški kažkur tai atsipalaidavę tam tikrą prasme, kad nestebime aplinkos, tada jie ateina. Ir labai dažnai žmonės, aš kiek dirbu su žmonėmis, kurie buvo patekęs pas sukčius, jie sako, aš suprantu, kad tai sukčiai ir aš jau nieko negaliu su savim padaryti, kol aš visų pinigų neprarandu, tol sakykime, aš neatsipeikiu. Ir man irgi buvo toks atvejis ir panašiai buvo ir labai daug žmonių, ir labai daug ir verslininkų, arba tiesiog duoda kažkur tai prisijungimą ir panašiai, ir po to kokiom sumom tiesiog nuplaukia po žmonės pinigai. Bet kitas dalykas labai geras, kad pinigai, vėlgi ta pati energija. Ir tai, kas nuplaukia, tai yra būtent dabar skaičiai banke. Aišku, aš suprantu, kad tuo metu tai atrodo tikrai labai nesmagiai, bet iš kitos pusės tai yra tik tai energija. Ir mes galim energiją susigrąžinti. Jeigu mes, kartais mes kažkam padedam, pažeidžiam būtent tą ekologiškumą, arba mes padedam. Nes irgi tie žmonės, vienas iš žmonių irgi buvo labai gaila žmonių, padėjo žmonėm, būtent per gailestį. Ir to nesuvokė, bet jis atiminėjo galimybę iš tų žmonių irgi eiti ir išmokti dirbti su meškere. Ir būtent tai buvo priežastimi, kodėl irgi gyvenime aktyvizavosi sukčiai. Todėl reikia labai atsargiai žiūrėti, ką mes darome, ką mes padedame, nes kiekvienas davimas, tai mes atiduodam ir energiją. Pavyzdžiui, aš irgi dabar jums atiduodu energiją, todėl visą laiką sakau, kai aš išneidžiu eteris, jeigu jums rezonuoja, jūs gaunate kažką savo naudingo, uždėkite komentarą po postu. Tai bus jūsų toks irgi mini mainas, nes vis tiek visa tai yra savibalansuojanti sistema. Ir ar tai su sukčiais, ar kažkur tai kitose gyvenimo sferose, automatiškai viskas balansuojasi. Ir net kartais, jeigu iš mūsų yra atimami pinigai, yra atimami kartais verslai, žmogus praranda verslą, ne? Kas tai bebūtų, ką aš supratau irgi per ilgą praktiką nagrinėjimo verslininkų ir žmonių, kurie nori pagerinti savo finansinę būseną, arba kurie labai stringa, arba negali pramušti savo finansinių lubų. Jeigu yra kažko netenkama, iš karto mums duodama arba yra prieinama kažkas kito, tik kartais mes to nepastebime. Aš pati turėjau kartais tokius atvejus, kai atrodytų kažką prarandi, bet po to irgi vienoje konsteliacijoje aš supratau, ką aš gavau tada, kai praradau kai ką. Ir mes kartais nesuvokiame, ką mes turime, ir būtent žmonės kartais skundžiasi, aš neturiu to, neturiu ano. Kartais trūksta tik tai apsižvelgti aplinkui, ką mes turime arba kas mums yra prieinama, tik tai mes to negalime pasiimti. Todėl linkiu jums labai didelio tokio sąmoningumo, suvokimo,
kaip dabar būtent būti, sakykim, per tas kalėdas, būtent ir su tuo atleidimu, kad aš tiesiog priimčiau tą žmogų, priimčiau toks, koks yra, nebandyčiau jam atleisti, nes kai aš atleidžiu, aš pastatau save biškai tokią aukštesnę poziciją, juk aš tau atleidau, tu buvai padarai klaidą, o aš tau atleidau. Ir atleisti reikia suvokti žodžio irgi etimologiją. Atleisti, tai susideda iš at ir leisti. At, tai galbūt kaip atkabinti nuo savęs, sakykime, nes kol nėra atleidimo, kol yra kažkoks tai pyktis, nuoskauda, kas tai bebūtų, tol žmonės yra sujungti būtent tokiais nematomais kanalais, per kurios nuteka energija. Ir leisti būti tam žmogui, koks jis yra. Ir mes nesame dievai arba kažkas tai, kas galėtų ar teisti, ar atleisti ir panašiai. Mes galim tik tai priimti ir geriausia, kai mes kiekvieną dalyką priimam lygiai, kad pas mus viduje būtų tolygiai. Stengtis nereaguoti, nes kai mes reaguojam, reiškia kažkur tai mūsų užkabina. Ir reikia suvokti, kad kiekvieną kartą, jeigu yra situacija, tai ta situacija kuria dviese. Nėra taip, kad ta situacija kuria vienas žmogus. Situacija, kurioje vienas galbūt įsiskaudino, kitas tas, kuris įskaudino, neva. Pavyzdžiui, kai yra kažkokia situacija pas mane, kur aš atrodo jau noriu ar įsiskaudinti, ar galvoju, kaip čia taip, tai aš einu į save ir galvoju, kaip aš pritraukiu šitą situaciją į savo gyvenimą, kas tokio yra manyje, kad ta situacija realizavosi mano gyvenime. Ir tada nereikia atleidimo, nes yra suvokimas, kad tas žmogus tik tai atspindėjo tavo kažkokį aspektą, nes kiekvienas žmogus yra vieno mūsų aspekto, o mes turime daug aspektų. Mes galime būti su vienais vienokie, su kitais kitokie, su vaikais dar kitokie, su tėvais dar kitokie, darbe mes dar esame dešimtokie. Ir kiekvienas atspindi mūsų kažkokį tai aspektą. Jeigu tai yra gerai, bet jeigu kažkur tai mums kažkas nepatinka, tai reiškia, tai yra mumise mūsų nekabintų arba neužkabintų. Nieks, ko mumise nėra. Ir tas atleisti, tai būtent kaip atleisti, atkabinti tą tokį kablį, ir paleisti tą žmogų. Paleisti tą žmogų su suvokimu, su suvokimu ir dėkingumu, kad jis atėjo parodyti man kažką tokio, kas yra manyje. Ir būtent atleisti žmogui per aš tau atleidžiu už tai, kad tu padarei, ar aš tau dėkuoju, kad tu man parodai tai, kas yra manyje, ir aš į tai atsižvelgsiu. Tai yra vis dėlto du skirtingi dalykai. Jeigu jums rezonuoja, būtent jeigu jūs parašysite, kaip jums taip skamba, ar jūs gelbėte, ar jūs tokie, kurie atleidžiate. Buvo gelbėti visą laiką, dabar nustoju gelbėti, pradėjau gelbėti save. Taip, išgelbėti reikia visų pirma save patį. Suprantate, juk mums save gelbėti yra sunkiau, dėl to, kaip sakiau, kad tas dovanas, žmogus duoda kitiems didesnės dovanas negu savo. Todėl, kad kitų pasirūpinti žymiai lengviau negu savimi. Gelbėti kitą lengviau. Išgelbėk save visų pirma. O socialinė pagalba kitiems. Kaip būtent ta socialinė pagalba? Jeigu tai yra kažkokios socialinės įstaigos, tai yra įstaigos, juos ir turi rūpintis. Ta prasme, aš nieko prieš už pagalbą senoliams, vaikams ir ypatingai už pagalbą tiems, kurie negali patys savimi pasirūpinti. Bet būtent padėti taip, kad jiems tai padėtų išmokti rūpinti savimi patiems. Jeigu tai yra įmanoma, pavyzdžiui, jeigu ir tai vaikai, tai padėti jiems ir įgyti tam tikrų įgūdžių. Su senoliais jau kitas dalykas. Su senoliais irgi reikia atsargiai, nes jie jau, jie būna tokia
truputį energetiniai vampyrai kartais. Jis mėgsta pasipasakoti, išsipasakoti. Ir kai jūs klausotės, žinot, jie mėgsta sukelti gailestį. Ir jie tai daro pasąmoningai, suprantate, kad mūsų pasąmonė, mechanizmas, mūsų kūnas yra toks gudrus, kad tai pasąmoningai, bet vis tiek visi ieško tos energijos. Viskas, ko visiems reikia, tai būtent ta energija. Energija yra pagrindinė valiuta. Ir senoliai arba vyresni žmonės, arba tie, kurie serga, jie labai mėgsta, aš sergu, arba kai kurie apsimeta sergančiais. Ko jiems reikia? Energijos reikia, jiems reikia būtent gailesčio, kad jiems reikia, arba tie, kurie agresyvūs žmonės, jiems reikia ko? Kad jūs sureaguotumėte, nes kai žmogus reaguoja, jis atiduoda energiją. Kodėl kiti būna eina, išveda iš kantrybės, arba kažkokie viršininkai, arba žmonės, kurie nori išvesti iš kantrybės, jie nori jūsų energijos, jie nori pavalgyti, nes jie yra alkaniai ir patys nemoka sumedžioti. Jie pripratę gauti būtent tą žuvį. Kodėl yra pavojinga duoti, jie po to nemoka gauti, to žuvies nemoka generuoti savyje energijos. Ir jūs, jeigu lygiai reaguojat, būtent tą lygį būseną, kai aš neatleidžiu, ne aš įskaudinu, aš suvokiu, kad kažkur kažkas yra manyje. Jeigu mes nereaguojam, energijos mes neatiduodam. Vakar šiandien galva skauda. Aš nematau daugiau komentarų, jeigu ir man telefonas išsikrauna. Nematau daugiau komentarų, kaip savijautos. Kaip pas jūs tas suvokimas apie gelbėjimą, apie pagalbą. Žiūrėkit, rytoj labai kviečiu visus prisijungti, bus konsteliacija 3 vaikams. Bus 4 vaikai, 3 šeimos, 4 vaikai, kurie turi retus sindromus, simptomus, autizmą, raidos sutrikimai. Bet mes rytoj žiūrėsime jų simptomų priežastį ir aš kviečiu visus ateiti palaikyti. Linkas bus konsteliacijų grupėje, nes nenoriu judėti viešai ir aišku vaikai ir suaugę bus su pakeistais vardais, kad niekas nesuprastų, kad yra jie, nes kai eina kalba apie vaikus, visą laiką aš rekomenduoju netgi išeiti, būti be kameros, be tokio identiteto. Jeigu kolega užpuolė ir man atrodė neteisingai, aš sureagavau kaip kaltinimą ir įsiskaudinau. Kaip tada daryti, nes aš tikrai nekalta buvau šioje situacijoje, tik perdaviau darbdavio informaciją, kuri nepatiko kolegai. Aš sakau, kodėl tau vis perdeda. Vis pirma, mes apie tai jau kalbėjome. Kažkur aš sakiau apie tai, man atrodo, Via Vitalis grupėje. Žinot, čia užgavo jūsų ego, kad kaip jums atrodo, kad aš neteisingai, žinot, jeigu mane kaltina arba kažkokius komentarus rašo, aš apsisuku ir nueinu ir man, kaip ir, bet aišku, jeigu tai yra kolega darbė, su kuriuo reikia vėliau dirbti ir būtent kolegos labai dažnai atspindi, dėkokite kolegai, kad kolega parodė kažką, tai sukėlė kažkokią situaciją. Nė viena situacija nėra atsitiktinė. Mes kartais galvojame, kad atsitiktinis žmogus, atsitiktinė situacija, galbūt jūs turite karminę situaciją su tuo žmogumi būtent. Dėkokite kolegoms, arba dėkokite erdvei, kad ta situacija paaiškėjo arba kažkaip išryškėjo ir pasikėlė per kolegą, negu tai būtų sutuoktinis arba vaikai. Padėkokite jam už tai, kad būtent per jį tai atėjo ir ką jums reikia atkreipti dėmesį. Kodėl tokia situacija pas jūs yra? Paklauskite savo vidinio balso. Tai vat, šiandien turbūt tiek. Pakvėpuokite tiesiog, tie, kurie galvojate, galbūt, kad praktika neįvyko, praktika įvyko,
Nebūtinai jinai turi būti tokiu formatu, kad mes sėdime, užsimerkime, medituojame. Bendrai, jeigu pažiūrėjus lauką, labai daug žmonių, kurie tarytum su nuleistom galvom. Žinot, nusivylimas, nuleista galva, pakelkite galvą į viršų. Žinot, mes pasirinkam žiūrėti ar į balas, ar į dangų. Ir kartais, kai mes kažko neturime arba kažko negauname, tai yra būtent ženklas to, kad mes esame ant naujo slenksčio. Tik tai reikia tikėti ir suvokti, kad taip ir yra. Žinot, stovi, pavyzdžiui, indas su gėlėm. Vat aš dabar prieš pat praktiką buvau parduotuvė, nusipirkau gėlių savo ir aš turėjau išmesti senas gėlės. Ir jeigu mes norime pastatyti naujas gėlės, kad ateitų kažkas naujo į mūsų gyvenimą, mes turime paimti, išpilti seną vandenį. Ir ta vaza, kaip mūsų indas, jinai būna tuščia tam tikrų momentų. Ir būtent ta tuštuma, kuri dabar aš jaučiu, kad yra erdvėje, arba bent jau tų, kurie čia yra gyvai, energetiškai aš matau jūsų nuleistom galvom, nusivylimas. Žinot, dar toks nusivylimas labai dažnai būna pa žmonės, kai yra nauji metai ir mes galvojam, dar metai prabėgo, bet mes turim kažką paimti patys ir keisti, kad ir tas vanduo iš tos vazos, jis neišsipils, reikia paimti vazą, reikia įpilti naujo vandens. Žinot, manęs klausia kartais, o kada tam tikras žmogus iš artimos aplinkos sako, o kada pasikeis mano gyvenimas? Aš sakau, tada, kai tu pradėsi jį keisti. Nepasikeis gyvenimas, jeigu mes nieko nedarysime ir nieko nepradėsime keisti. Ir ta būtent nuleista galva, padėkokite tai situacijai, kuri galbūt parodė, kad kai metai prabėgo, niekas nepasikeitė, tada aš turiu čia ir dabar vėl pradėti imti ir kažką daryti. Ypatingai tie, matau aš dabar tie, kurie čia žiūrite, yra grupė, kur jūs vaikščiojate, siunčiate žingsnius, jūs generuojate būtent tą energiją. Paimkite ir nukreipkite ją kažkur tai. Ateikite rytoj konsteliaciją, mes ten irgi konsteliacinis laukas visą laiką gydo. Bet bus geriau. Ir kas, jeigu turite pažįstamų su vaikučiais, kurie šiaip serga arba turi kažkokius simptomus, galite parašyti, nes rytoj būtent tai yra visiškai nemokamai, atvirai. Tai toks gali būti bendras mūsų projektas, kuris atneš daugiau ramybės ir džiaugsmo į šeimą. Todėl visus kviečiu prisijungti. Ir iki kito karto. Aš turbūt papasakosiu būtent apie verslo konsteliacijas daugiau, nes aš beveik kasdien sėdžiu. Praeitą sekmadienį buvau iš jūsų nuo ryto iki vakaro. Labai įdomus atvejai, užsienio verslininkai, Dubajaus verslininkai, mes su jais dirbame, analizuojame jų verslo trikdžius ir panašiai. Ir tai yra labai labai įdomus dalykai. Ir vienas dalykas yra bendras, verslas visą laiką atspindi asmenybės iššūkius. Verslas yra tarytum mūsų prototipas, kaip mūsų dvinys. Vat mes, kaip žinot, kaip situacija su kolega kažką parodė, tai vat lygiai taip pat mes sukuriam savo tokią erdvę, terpę ir labai dažnai verslas už mus atidirbinėja mūsų tam tikrus dalykus, karminius arba parodo mums tai, į ką mums reikia atsižvelgti. Ir labai gerai, kad verslas parodo, kad kolega parodo, kad tai yra būtent ta sfera, ne pati artimiausia, kur su vaikais, su tėvais. Todėl padėkokite būtent tom situacijom, padėkokite savo verslams, savo veikloms, kurios jums kažką parodo, nes kiekvienas verslas, kiekviena energijos struktūra neturi savo sąmonę, su ja galima kalbėtis. Vienas organas ir viskas
turi savo sąmonę, kaip ir mes. Tai vat. Turbūt tiek norėjau pasidalinti šiandien. Kai jūs, aš pati savo paėmiau tai kaip tokia pamastymai būtent apie dėkingumą, apie pagalbą, iš kokios būsenos aš tai darau. Tai vat norėjau pasidalinti ir su jumis. Galbūt tai bus naudinga. Jeigu naudinga buvo, jeigu ir nenaudinga, uždėkite širdutę po postu arba parašykite, su kuo išeinate, kaip galbūt pasikeitė būsena po tokio formato, kuris ne visai toks tipinis, kurį mes pripratę esame matyti. O aš apkabinu ir iki rytojus susitiksime konsteliacijoje.